medis užaugo, nebeužauginsim. Viskas. Tai kaip svarbu yra šitos turimus. Žinokit, aš jau perduosiu žodį Egidijui ir Tadui, bet kas aspektas yra, ką mes ir savivaldybėje sakom, esminis norint išsaugoti brandžius medžius, reikia tiesiog taisyklingai juos genėti. Tai už tuos darbus Tadas tuo grinai užsiema. Čia neatvažiuoja, žinokit, jie tiesiog su laipinėm karščiuojasi kaip alpinistai. Tai ir jie tiesiog žiūri, kur medžio balansas, kaip viskas stengiasi daryti taip, kad prailginti medžio gyvenimą. Jome gali būti ir drevės, kaip jūs galvojat, supuvęs, blogas, bet tai įmanoma pratęsti jo gyvybę, nes svarba brandaus medžio yra, ir pasakė, yra žymiai didesnė negu pagaliukų pieštuko. Ir dar kitas dalykas, ką aš šiaip susiduriu, aplamai medžių sodinimas turi būti priklausyti nuo vietos, kurioje jūs sodiname. Pelkėta, vėjuota, reikia žiūrėti į rūšis. Nes, pavyzdžiui, vien paėmus mūsų, alėją, skaitykim, Janonio gatvė, Gudobelės, kur yra Mažvydo alėja, pasižiūrėkit, visi medžiai sergantis. Kamienai suskeldė, prasu to, kad ten ištisinis yra skerspės. Ta prasme, jau čia jau biologas. Pasigilinimą apie rūšinės, tai jis kokiai būdingos savybės, kur tinka augti, kur netinka. Net, tokias, mums atrodo, mes į automobilį, nededam į Porsche automobilį, Mercedes detalių, nededam. Bet čia taip tiesiog elementarios klaidos tokios daromos ir dėja, vėlgi, paslaugos pirkėjas negeba pasitikrinti to, ką jis perka. Su paslaugų pirkėjo buvo sunku. Net vieną susitikimą buvom suorganizavę su savivaldybė. Žinokit, viskas, aš jau baigžiau. Tai būtų tiek gyventojams, tiek ir tų želdinių atnaujintojams atsižvelgti į augavietę, į aplinką, kurioje ketinama sodinti vieną kitą želdinį. Tai nuėjau iš karto atkreipti mūsų, jau perimu jūsų Tado iniciatyvą, provokuodamas diskusijai, norėjau visus, kad atkreiptume dėmesį, kokie čia medžiai yra, susiformavę brandesni, peraugę, pasiekę brandą, kokie jie išaugę būtent šitoj vietoj. Ir sugretikime su gretimo kvartalo medžiais, kokie ten yra, ar galėjo būti. Ir paskui sugretime kelių vietų augavietės, pastebėsite, kuo išskirtinis šitas Rūtų 13 ar 14 kvartalas. Ir jūs pradėsite didžiuotis šitų savo parkeliu. Tokių parkų, taip gražiai augusiais medžiais, nėra daug, nes tai yra skirtinė augavietė. Ir tai aišku, dėl pastatai formuoja klimatą, dirvožemis, drėgmė, apšvietimas. Tai prašau, tęskite toliau. Kai mes jau žiūrėtume į medžius, yra kalbėti apie medžius, o ne apie miesto bėdas. Suprantam, bet aš galiu užduoti klausimą. Paklauskit. Žiūrėkit. Mes suprantam, kad jūs už medžius ir mes irgi nenorim, kad jis būtų šitie mediai. O jūs sakėt apie priežiūrą. Tai jau 45-50 metų šitie mediai. O kokia buvo priežiūra? Mes savivaldybėje dirbam. Aš pasakysiu, ką mes darome. Kadangi to nėra savivaldybė tokios profesionalios priežiūros, tai aš asmeniškai, grinai mūsų organizacija, samdo arboristą, kad parodyti, kaip gali būti genimi medžiai. Tai yra, žinokite, ir Karoso gatvė, skulptūrų parke. Tai jeigu jūs prašysite... Rumpiškės. Ir ką mums reikia daryti? Apie priežiūrą. Ne, tai dabar žiūrėkit, jum yra kažkas tokie medžiai... Taip gerai, mes žinom, kad gerai, bet yra medis, kuris tikrai jau reikėjo nesirūbyti, abrėzat svietki. Genėti turit omenyje. Tai prašom, parodykit, aptarsim tą medį, jeigu jau taip konkretus medis jūs domina. Kas tai dabar jie ateis antradienį, atėjom pakalbėti tą vietelį. Taip reikia medis, tai mes viską šitą žinom. Aš nežinau, taip ateis dar ten galą tą pabaigti. Tai apie kiekvieną medį kalbėsim. Taip. Pažiūrėsime, aš apie jau aplinkui, mačiau, yra negyvi šermukšniai. Pasiekia perkopę brandą, tai juos tiesiog būtina pašalinti. Mes eisim, kad pažiūrėsime, negyvi medžiai, stuobriai išvirtę, kai kur stovi, bet tai kiti medžiai sveiki. Čia, kur yra labai gražu ir gražiai. Tai tvarkoj, viskas tvarkoj. Nuo pavasarį iki rudens, dabar dar gražu. Вот сейчас на русском Ка jūs čia скажу. kalbat? Просто если бы вы
обрезали, вы меня Kokį понимаете? tikslą jūs čia Ar nelabai? susirinkot viską išnaikinti? Если бы вы обрезали бы, изначально бы вот про это говорили, бы, Siaubas. вот обрезали бы, просто обрезали бы, они были бы кроны, у нас бы вообще бы сейчас бы этой проблемы не было. Ну, а сейчас, конечно, они вымахали, они падают вот все это, и все. Ну, и все. Если бы их обрезали бы изначально, привезите, если можно. Обрезали, не знаю, как на литовском. Genėti. Genėti, jeigu iš karto, tai kiekvieną metą, ar vienas kartas, Ne, per kad du, per kokius tris. 5-3 metus. Nu tik tai gerai, reikia. taip, gerai. Ką čia Tai ir kalbam? būtų ne taip pas mus. Na, žinot, tą priežiūrą jau mes su ją N metų, 10 metų su valdybė kalbam dėl priežiūros, bet atsiminkit, kad iniciatyvą dėl savo to ploto jūs turit daryti. Yra seniūnaitis, Tai mes nu, parašėm bet- pareiškimą jau. Ir į valdybą, ir dar tą kampelį sutvarkys. Ir toliau bus matyti, va, kokios tas atšakas. Sausas. jūs konkrečius medžius galėsite Tai mes parodyti. galėsim. Mes apeisime. Galėsim jums parodyti. Tik Dar kartą sakau, pabrėžiu, nu jau pakelsiu balsą. Nes genėjimas, tai žinokit, yra jau rakštis aplamai. Jeigu jūs stebite vat, monitoringus aplinkosaugos, kas liečia medžių genėjimą, tai tragedija. Medžiai miršta, trumpinamas jų amžius dėl prasto genėjimo. Jeigu ir dabar svarbu, pabrėžiu, samdyti arboristą, jis profesionaliai genė medžius. Suprantat, jis ne taip, kad nukapoja, kaip jūs sakote. Nu, tai taip, bet profesionaliai. Kapoja, Taip. žinokit, yra ir arboristų, kurie Taip, kapoja. nu. Pažymėjimus dabar gauti nesunku, ganėtinai, jie yra kepami, tai reikia labai gerai atsirinkti, nu, ką daro, kokią istoriją to rangovo, kuris vykdys darbus ir gerai pasidomėti juo. Paguosiu šiek tiek, vat, dėl kas klausimą uždavė, tai žinokit, nereto atveju būna ir gerai, kad dėl medžio amžiaus būtent, kad nebuvo tas medis genėtas neprofesionaliai. Taip kaip žmogų galima labai greitai, lengvai nugydyti arba ten jo dantis sugadinti kažkaip grašteliu prisilietus, nors kaip ir bandėme tvarkyti, bet gavosi, kad sugadinom. Taip ir medį, ir ypatingai brandų. Dažnu atveju, kaip minėjo Liudvika, tai būna jo amžius dar netgi po patvarkymo, kabutėse, būna sutrumpinimas medžio amžius. Dar jo būklė pabloginama. Tai čia nėra taip blogai, kad jie nebuvo labai tvarkyti, genėti. Taip, jeigu būtų tvarkyti, tai čia kita kalba. Bet kaip jaunam, pavyzdžiui, medžiui, nu, kaip ir žmogui jaunam, ne? Nu, ten 15 mečių ar 20 mečių ar 25 metų žmogui, nu jam nelabai daug reikia pas daktarus vaikščioti, ne? Vyresnio amžiaus, sulig metais, ne, mums vis dažniau ir dažniau. Lygiai tas pats yra su medžiu. Tai šitam skverelėje jau pradeda rastis nemažai medžių, kurie yra jau kaip miesto želdiniai skaitos, jau pasiekia brandą ir ją perkopia. Tai nereiškia, tai jų yra riba, jie gali dar dvigubai tiek gyventi, šitie medžiai. Bet jiem jau reikia dažnesnį tą priežiūrą. Tos priežiūros dažnumas tokiem brandiem medžiam tai yra nedažniau kaip kas kokius 5-6 metus. Nedažniau. Jau čia, taip prižiūrint, tai čia pavyzdiniai želdiniai būtų. Tai va, ir taip jau pradėjo daug rastis tų savaiminių nudžiūvusių šakų. Patys medžiai jau pradėjo laužytis, lūžinėti. Va, galim, jeigu pasisuksim į aikštelę, ten yra toks stambus medis, pašviesiu visiems. Ir važiuojant į viršų, matosi, kaip šaka yra lūžus. Tai medis jau pats tiesiog save pradėjo kenėti. Nes, kažkur ar tai vėjo tunelis pasikeitė, ar kažkoks stambus želdinys nusipjovė ir va toj vietoje medis pats lūžo. Taip, jau čia vyksta kaip vyresnio amžiaus žmogui ten nuo šaligatvio nusprūdus koja gali lūžti, taip ir tą medžių. Įvyksta tokie dalykai. Tai yra visiškai natūralu. Tai užbėgant už akių, kaip Liudvika čia taip gražiai išsireiškė, sako, kad bandom prailginti tą medžio amžių. Iš dalies taip, bet iš dalies mes visgi turim žmogiškai faktorių. Mes čia gyvenam. Tai nėra tik tai parkas, kur aptvertas medis, viskas tik orientuota į medį ir žiūrim, kad būtų saugus medis. Mes turim kuo mažesnę pažaidą darydami, tuo genėjimu, kuo labiau išsaugoti tą medį. Ir jį pritaikyti tą jo lają prie esamos infrastruktūros. Tai kaip šiuo atveju mes čia turim vaikų žaidimo aikštelę, tai yra taipogi turim susijęti tuos du dalykus, kad tiek medžiui nepakenkti,
ir nesužaloti jojo, tiek apsaugoti, kad vat, sumažinti tas rizikas iki visiško minimumo, kad nelūžtų ir neatsitiktų kažkokie tai triokštai. Tokie. Tai nereiškia, kad medžius čia, kaip mes mėgstam mieste, ten nustuobrinam ir va tik tai stuobrys lieka. Jokių būdų. Jokių būdų. Tai va, Aš kaip supratau, pas jūs yra aktualus vienas medis ar kiek medžių. Ne, čia yra... Čia daug yra medžių, Daug. kurie reikia. Ir genėtinė. Aš kaip ir minėjau, sakau, yra medžių jau... Nelabai daug. O ką jūs dabar galite padaryti? Aš supratau jūsų poziciją, tai ir mes nieko prieš. O ką jūs dabar Nu, aš jums galiu, vat, pavyzdžiui, nu kaip, aš, pavyzdžiui, kiek yra man pavyzdžiui, leistų galimybės, aš kitais metais jau nešiais stengčiausi, vat, derinčiausi, nes ta teritorija, kaip supratau, yra savivaldybės. Savivaldybės tik jums palei namą žiūrėjau, kažkiek teritorijos valomos priklauso, ar ne? Nu taip, bet va šitas sklypas tai yra savivaldybės. Taip, tai aš galiu derinti su savivaldybė, kad jums pavyzdiniai, vat, suderinus su Tadu, nugenėti medį. Tokį. Kas jums, vat, pavyzdžiui, ypač, nu, šiuo atveju, skaitykim, yra... O čia stovi. Prioritetas ar tai ten... Topalė Lizovska, o čia stovi. Va, вот топ. Не, мажет, какой вот тот, я на тот показываю, большой. Вот тополь этот, который. Тополь. Mūsų valdyba. Tai žiūrint gal prie jūsų namo, gal Ne prie valdyba. namo visą kiemą išvalys atvarkyti. Čia buvo vien... Nu tai tiktai seniūnaičio šabakštynai. paklauskim. Neturiu informacijos, aš dar net Viską darė nesu. valdyba. Ir Nes dar aš žinau pagal... pirmadienį ateina, po tą kampą dar ten išvalys. Ta moteris laiko katinus, ten yra netvarka, maitina paukščius. Ir tai yra va, tokia pretenzija jai. Ir Tai ten namų valdos tvarkė, ar mūsų, ne? taip. Va, A, čia todėl, valdas. kad, stop, tai jūs schemą pasižiūrėkit, vat jūs schemą internete pasižiūrėkit, ta teritorija, vat kur yra palei namus, nu kažkiek gal Namų valdos. 3 ar kiek yra namų valdų tvarkomos. Ir čia Bet aš visur- kalbu apie tą teritoriją, va čia, tai yra Savivaldybė. savivaldybė. Medžiai, burdakas, atsiprašau, kad taip sakau, bet Nu, tikrai. žinoma, Ir valdas sutvarkė viską gražiausiai, dabar smagu žiūrėti. O tos medžius mes irgi jau sakom, kada, kaip sugalvoti, Nu, čia kieno yra prašyti. savivaldybė, tai galite į mus kreiptis. Čia Tai Tadas žinosim Tikrai dabar. nenorim čia kažko reklamuotis ar kažką, bet sakau, nu, turit gerai pasižiūrėti ir, nu, tikrai pakonsultuojam, galim padėti, nu, kad nebūtų, nes iš tikrųjų labai gaila būna, jeigu vat, ir dažnais atvejais, tai kaip žinom, tai pavyzdys čia probleminė yra viena tuopa, kita, mačiau, šiek tiek tokia jau prašys labai jinai pagalbos. Nu, bet čia bus Tai- mokamas. Ne, žiūrėkit, Mokama. jeigu suformuosiu prašymą, nusinaičių gyventojų prašymų dėl genėjimo savivaldybė mokės už tai. Bet kas genės? Jūs? Ne. Tai vat klausimas. Ne. Tai ką aš sakau? Ne, mūsų mokamai. tik planuose yra, va Reikia dabar galvoti. niekaip nepatvirtina to, kad genėtų šitą specialistas ar buristas. A dabar kas yra savivaldybė gynėjai? Ką tą Su darbą kuo atlieka? sudaryta viešoji Aha, sutartis. supratau. Tai yra Klaipėdos želdiniai. Mhm. Nu gal žiūrint kokią teritoriją. Jie irgi, nu, atvirai kalbant, nu, turi vieni ir kiti, Nu, pirma, turi nu, ten pasikalbėsim. žmogų kažkokį tai su pažymėjimu, bet geni žmonės visiškai kiti. Valdyba genės. Tai va čia ir būna, prasideda problemos. Aš suprantu, kur yra ten reikalavimai, pakelti prieš vistų, važiavau čia nuo Akropolio iki Technoramos, va dabar yra šviežiai ten pragenėta, bandyta kažkas daryti. Na tai išsprendžiama 20%, 30% to medžio, ką jam reikėtų daryti. O visa kita dalis nieks nedaryta yra. Tai tas toksai darymas, kad daryti kažką, tai yra viena. Ir labiausia gaila būtų, vat, nu, kad nebūtų sugadinti tie želdiniai, nes yra kai kurios rūšys specifinės, nu, netaip lengvai atleidžia klaidas kažkokias genėjimo. Tai Nepranešti žmonėm. reikėtų, kad būtų taip inovatyviai ir pagalvota apie tas rūšis. Tai aš sakau, jūs galite pasakyti, kokie medžiai, tai aš mokėsiu kitais metais, ne jūs. Bet jūs pamatysit, koks rezultatas. Taip, Suprantat? mes žinom, Ir jūs matysit, sutvarkytas medis yra visai kitas reikalas. bet aš, stop, sutvarkytas, kokybiškai sutvarkytas, yra du skirtingi dalykai. Suprantat?
Mes norim pratemti jūsų kiemo gyventojų, nu, mūsų toks devizas aplamai pratemti. Dėmesingai. Dėmesingai. Tikslesnis žodis. Ačiū Ir už visai kita pataisymą. Galima pakviesti arbatą ir diskutuoti jau. Tai Mes norėtumėm dar- Kiemo visų norite švęsti. Reikia bendrą, kaip sakant, surasti. Nes arbatai mes viską Mes nuskandinsime. Tai nesipykstam. pradžiai įsikalbėkime, o paskui jau ten jau. Galbūt aš susipažįstu, man reikia vaikų važiuoti pasiimti. Aš jūsų kontaktą pasiimsiu Turite jūs man. Palaukit, aš tuoju. Šičia kokia ir kaina, galbūt pabendrausim dar atskirai. iš kur pensininkai, iš kur įmokės, jeigu bus